Sakoma, kad sunku pratybose, bet lengva mūšyje. Tad 15-ųjų respublikinių artojų varžybų išvakarėse Liepos 19-ąją Mantviliškio kaime Kėdainių rajone 29 geriausi šalies artojai iš 22 rajonų prakaitą liejo treniruočių lauke. Kaip jiems sekėsi? Altojų varžybose dalyvauju antrus metus. Praeitais metais sekėsi neblogai, užėmiau Lietuvoje 3 vietą tradicinėse plūgose. Šiemet nežinau. Apgalėme dažniausiai pasiruošimas, plūgų atreguliavimai ir visa kita, nes daug ką reikia padirbėti, kad gražiai suarti per varžybas. Žemė visada gera turi būti. Kokia yra, tokia turi marti. Yra, žinai, tobulėti yra begalybė. Čia nuotaika tiek šventiška, artojai, tai vis tiek šventė yra. Iš tikrųjų, tiek pratybose, tiek varžybose artojams teko gerokai susikaupti, mat reikėjo įveikti ir nenuspėjamus gamtos kaprizus. Lietuvos artojų darbą vertino 38 teisėjų komisija, kurių daugumą sudarė konsultavimo tarnybos specialistai. Pasak vieno iš 5 vyriausiųjų teisėjų Vaclovo Bogužo, arimo kokybė kasmet gerėja, o ją įtakos turi daug veiksnių. Tinkama technika, artojo patirtis, aplinkos sąlygos, tačiau klaidų ne visuomet pavyksta išvengti. Be jokios abejonės lietus tiek fiziškai trukdo, jau artojams yra nemalonu, bet ariant dirvas vienas pagrindinių reikalavimų yra, kur kiekvienas žemdirbys žino, reikia arti, kada dirva nėra šlapia. Tai ariant dirvą šlapia, suminama dirva, suspaudžiama ir tas podirvio padas žymiai greičiau gali atsirasti. Pastabų būtų, sumestinė nėra aukšta, bet tik tiek, kad nėra jinai iki galo užversta dirva, kai kur, reiškia, to sumestinė žiojoja neužversta, ražienos, tiksliau šiaudai kyšo neužversti yra, reiškia priešplūgiai blogai dirba, nepakankamų gilių yra naudojami, bet visumoje tai arimas gana, sakyčiau, vienas iš tų geresnių būtų. Iš klaidų mokomasi, tad daugelis arimo meistrų tvirtino, kad varžybos puikiai šventė sužinoti arimo paslapčių. Šios varžybos buvo ne tik gausiausios dalyvių skaičiumi jų rengimo istorijoje, bet ir gausių politikų, žemdirbių organizacijų atstovų dėmesiu. Tokiu vertinimu džiaugiasi ir ilgamečiai varžybų organizatoriai – Lietuvos artojų asociacija ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Anot jų, šventei ruošiamasi visus metus. Šiųmečių varžybų išskirtinumas tas, kad artojų jėgas išbando tik ardami ražienas. Yra ir kitų pakeitimų. Iš tikrųjų, tai yra didelė šventė dar ir dėl to, kad įdėtas didelis triūsas organizuojančias varžybas ir labai daug darbo įdėta būtent rajonuose tam, kad tie 30 artojų atvyktų šiandieną į laukus ir galėtų sėkmingai arti šios dienos šventėje. Didelis darbas prasideda dar rudenį, žiemą, kada yra planuojami rajoniniai renginiai. 2012 metais per šitą pasiruošiamąjį laikotarpį buvo organizuoti 36 renginiai arimo varžybos ar pamokos. Šiais metais yra naujovė, kad technika, būtent plūgai, yra vertinami ir skirstomi į 2 tipus. Tai yra sportinio tipo ir nesportinio tipo plūgai. Varžybų naudingumu nebejoja vyriausybės vadovas ir žemės ūkio ministras. Drąsiai varžybų dieną sėdė už traktoriaus vairo ir suarė pirmasias vagas. Turbūt nepasakysiu netiesos, sakydamas, kad visiems lietuviam, kurie begyventų ar mieste, ar kaime, žemė yra kažkas švento. O žemės arimas yra beveik kaip šventos mišios. Todėl, kai kalbam apie artojų varžybas, man kyla klausimas, su kuogi galima tokias varžybas būtų palyginti. Ir šiandien, matydamas jūs, darau labai paprastą išvadą. Šitos varžybos
yra žymiai svarbiau ir žymiai vertingiau negu kokios nors olimpinės žaidynės Londone. Tai iš tikrųjų reikia pasidžiaugti, kad atvažiavę iš visų regionų Lietuvos ir jau daugelį rajonų įvyko prieš tai varžybos, reiškia buvo atranka, kai praėjusiais metais to nebūdavo, šiemet jau jie atrinkti. Ir kas labai džiugina, kad yra ir profesinių technikos mokyklų, būtent mokyklų atstovai jaunieji, kurie taip pat dalyvauja varžybose. Tai irgi tam tikras yra iššūkis ir pavyzdys ir galų gale parodo mokyklos, kaip paruošia artojus jaunosius specialistus. Tradicinių plūgų grupėje varžėsi 12 artojų, apverčiamųjų 17, tarp kurių net 7 arė 4 korpusų plūgais ir 1 5. 5 artojai arė su patobulintais ir varžyboms specialiai pritaikytais sportiniais plūgais. Palaikomi artimųjų ir palydėti gausių svečių palinkėjimų, per 3 valandas vyrai turėjo suarti 17 hektarų lauką, kiekvienas po 70 metrų ilgio laukelį, ariantis tradiciniais plūgais stačiakampio formos, apverčiamaisiais trapecijos. Dauguma dalyvių arimo meistrystės mokėsi savo ūkio laukuose, kiti ardami kaimynų, bendrovių ar žemės ūkio mokyklų laukus. Artojų skaičių kasmet augant, stebima jų jaunėjimo tendencija. Daugiau kaip pusė sudaro 21–40 metų amžiaus artojai. Lieka tik tai pasidžiaugti, kad ir profesinio mokymo įstaigos moko arimo ir nors ir sunkios finansinės galimybės, tačiau suranda galimybių pasiųsti savo jaunimą į respublikinės arimo varžybas. Debiutas vieninteliam varžybų 18-mečiui arusiam 2 korpusų apverčiamuoju plūgu buvo sėkmingas. Jis laimėjo geriausiojo jauniausio artojo taurę. Matom mano suartą lauką, įspūdžiai kol kas vienas iš geriausių. Ir pasisemi patirties varžybose ir gali namuose pritaikyti, ardama savo laukus ir šiaip smagu sudalyvauti. Prizinės vietas iškovojo ir kiti jaunieji artojai. Kėdainių profesinio rengimo centro moksleivis Egidijus Sališas, aręs tradicinių plūgų grupėje, kaip ir pernai, įsitvirtino 3 vietoje. Aleksandro Stulginskio universitete studijuojantis Vilius Janeliūnas taip pat neužleido pernykščių pozicijų. Apverčiamųjų plūgų grupėje jis buvo 2. O arimo virtuozais tradicinių ir apverčiamųjų plūgų grupėje vėl buvo pripažinti pakruojiškis Audrius Plerpa ir kretingiškis Kazys Genčius. Jam įteikta ir absoliučiai geriausiojo artojo taurė. Šie arimo meistrai atstovaus Lietuvai kitąmet Kanadoje vyksiančiose pasaulio artojų varžybose.